Ir taip po techninių nesklandumų vėl pradedame transliaciją apie varžybas. Ir ant pakylos matote vieną iš lyderių, Vincentas Kirka, kuris atstovauja Klaipėdai, buvęs Marijampolietis, kilęs iš Marijampolės. Dabar jo treneriai Trajanauskas, Vincas Šlevinskis ir Žygimantas Stanulis. Net 3 treneriai. Geriausias Vincento rezultatas rovimo veiksme, tai yra 125 kilogramai. Pradėjo sportuoti 2007 metais. Ateities planai gana optimistiški, tapti olimpiečių, kurti kineziterapijos centrą. Mokosi Vincentas Klaipėdos universitete. Svorio kategorija iki 73 kg ir likęs vienintelis sportininkas. Visi kiti jau baigė, nepriklausomai ar jam pavyks ar nepavyks antrų bandymų iškelti 123 kg. Jis jau rovimo veiksme yra iškelę 115 ir tvirtai žengia medalio link. Jau aukso medalis rovimo veiksme yra jam garantuotas. Ir pagal tai, kiek užsakyta stūmimo veiksmą, jis, jeigu pavyks bent vienas bandymas stūmimo, jis tampa Lietuvos čempionu. Taip, sėkmingas. Taip, šaunu. Vincentas arti savo geriausio rezultato. Gali būti ir pagerins netgi trečių priėjimų. Taip, užsako 127 kilogramus. Kaip minėjau, pradžia buvo Vincentos Kirkos Marijampolė, šiuo metu atstovauja Klaipėdą, yra Klaipėdos universiteto studentas, o svajonė tapti olimpiniu čempionu. Šaunu, aš tik tai galiu pagirti ir pasveikinti už puikius tikslus ir kad sportininkas turi tokius, didelį tokį ir gerą užsibrėžimą tapti čempionu. Tai to reikėtų palinkėti Vincentui. Kas žino, gal taip ir bus. Kaip minėjau, Vincentas yra lyderis ir labai ryškus, net 23 kilogramais rovimo veiksme aplenkęs yra Oskarą Keraitį. Ir jeigu jai pavyks išrauti šitą rovimo veiksmę, iškelti šitą svorį, jisai pagerint savo asmeninį pasiekimą. Tai yra 125 rekordas suaugusių, kadangi suaugusių čempionatas, rekordas yra vadinamas pradinis normatyvas, tai yra 130 kg, dar niekam nėra pavykę. O jeigu jam pavyks 127, tai visai arti to būtų. Ajajaj. Šiek tiek nusigando gal sportininkas, ar matot pakartojimą, gal neįsitiesė pirmai. Labai gerai, dabar matot ir kad sportininką parodo ir pakartojimus matot, ir lentelę matot. Tai labai gerai viskas vyksta ir taip rovimo veiksmas baigtas. Prasideda stūmimo veiksmas iškart be pertraukos. Ir stūmimo veiksmą pradeda sportininkai sveriantys iki 67 kg. Ir iki 67 ir būtent 67 kg. Nuo 67 kg stūmimo veiksmą pradeda klaipėdietis Razmas Vilius. Trenerio Trajanausko ir Vinco Šlevinskio auklėtinis. Kaip minėjau, rovime
Vilius yra iškėlęs, rovimo veiksmų iškėlęs 64 kg, jau jisai pagerinę savo asmeninį rezultatą, astūmimo jo asmeninis pasiekimas yra 75 kg. Tai yra, gerokai mažiau negu jisai pradeda stūmimą šiandien, tai yra 67 kg. 8 kg mažiau, tai ir sportininkas, labai lengvai, labai, kaip mes ir prieš tai juokavom, kaip lazda. Taip, labai lengvai, labai nesunkiai. Žygimantas Stanulis pasakė, kokias klaidas sportininkas padarė. Taip, šiek tiek dubenį pakišo, jeigu taip galima sakyti, į priekį nuėjo, bet labai nesunkiai įveikė. Štangos svoris kyla iki 70 kg. Ir taip pat klaipėdietis kviečiamas Eivydas Grigulis. Eivydas Grigulis yra taip pat Žygimanto Stanulio auklėtinis. Klaipėda. Jo geriausias rezultatas treniruotėse 80 kg. Deja, 74 kg Vilius Razmus. 74 kg, tai tik tai kilogramų mažiau negu kad jo asmeninis. Manyčiau, kad teisingas sportininko pasirinkimas. O Eivydas Grigulis užsako 76 kg. 76. Manyčiau, kad kaip labai nesunkiai susidorojo Vilius Razmus su 67, manyčiau, kad turėtų labai nesunkiai Vilius įveikti šitą, kaip minėjau, jis Taip. Šiek tiek priekyje, bet šiaip gana nesunkiai sportininkas iškelia sėkmingai ir teisėjai užskaitė visos 3 baltos švieselės, bet jau klaidų atsiranda. Aišku, sunkėjant svoriui klaidos pradeda ryškėti. 76 kg užsakęs yra Eivydas Grigulis. Eivydas Grigulis, klaipėdietis, jo treniruotėse yra pasiekta 80 kg. 80 kg sportininkas nelabai seniai te sportuoja ir pradėjo sportuoti tik tai prieš 2 metus, tai nereikėtų kažkokių didelių iliuzijų turėti, kad taip greitais rezultatais sukiltų, bet sveria sportininkas tik tai 67 kg, tai yra iki 67 kg ir taip viskas yra priekyje. Daug perspektyvaus jaunimo matote ir matysit dar ant pakilos, tai yra sunkiosios atletikos viltis ir kas iš jų, kaip sakoma, iššaus, tai bus matytis. Taip, nuo krūtinės gana gražiai jungiasi, turėtų sėkmingas būti. Taip, sėkmingas Eivydo Grigulio bandymas. Štangos svoris kyla iki 70, tikrai ne 77, iki 79 kg, o Vilius Razmus. Vilius Razmus 2009 metais gimęs, jauniausia šio svorio kategorijoje būtent yra Eivydas Grigulis, 2010 metais gimęs. Tai Viliui Razmui 15 metų tik tais, o Eivydui Griguliui 14. Tai kažkokių rezultatų ypatingų ir negalėtų būti, bet
tai jau, kurie jaunuoliai kelia šitą štangą. Tie, kurie abejoja, kad tai yra labai lengvai, pabandykit ir pamatysit. Tai tikrai nėra lengvi svoriai. Taip, Vilius Razmus, Klaipėda. Labai gražiai ant krūtinės. Ajajai. Bijojo nuo savęs, treneriai net šypsosi. Trajanauskas su šypsena komentuoja su Žygimantu Stanuliu, kad sportininkas pabijoja. Nors laisvai galėjo įveikti šitą svorį ir stumimo veiksme. Vilius Razmus iškėlė 74 kg, dvikovė sumoje surinko 138 kg. Ir taip, pirmas sportininkas, kuris baigė varžybas. Aišku, jau Vilius Razmus nebedalyvauja kovoje dėl medalių, bet, kaip minėjau, tai yra jaunas sportininkas ir jis nėra galimybės pakol kas. Bet tikėtina, kad įsijungs kažkada. Taip, štangos svoris 82 prieimas. Eivydas Grigulis, Klaipėda. Taip, labai nesunkiai. Stebė jį atidžiai. Stanulis su Vincu Šlevinskiu. Taip, šiek tiek. Turėtų būti geras. Šiokių tokių klaidų matosi sportininkai. Vėlgi, kaip minėjau, tai yra jauniausias. Jam 14 metų dar. Tik tais pasižiūrėkit, va, mato pakartojimą. Šiek tiek trupučiuką priekį, labai nežymiai. Bet ar gali daugiau? Be abejo, gali daugiau. O kiek daugiau gali, tai pamatysim. Štangos svoris 83 kg. Vėlgi prie štangos kviečiamas klaipėdietis Matas Virkovas. Matas Virkovas. Regimanto Norvilo auklėtinis. Taip. Treneris Virkovas gimęs 2008 metais. Jo stumimas 85 kg. Tai pusiau aukštas stovėsena. Taip, labai stipriai. Sakyčiau, super lengvai. Ir jeigu jis taip ir toliau, tai turėtų pagerinti savo asmeninį pasiekimą tikrai, nes 85 kg Virkovo, tai tikrai tai yra nedaug. 83 jis jau susidorojo, tai aš manyčiau, kad jisai turėtų ir daugiau negu 85 stumti. Ant štangos svoris tas pats, tai yra 83 kg ir bandys asmeninį Eivydas Grigulis. Eitvydas Grigulis. Treniruotėse 80 yra, jau jisai 80 yra išstūmęs. Jeigu ir šitą paveiks, tai ten svarbiausiai drąsiai. Ajajai, šiek tiek ryžto reikia, Eivydai. Ryžto trupučiuką, treneris, nu ką padarysi, bet manyčiau, kad jis jau pagerino savo tai, ką padarė per treniruotės. Stumimo veiksmų iškėlė 80, Eivydas šaunu ir stumimo veiksmą baigė ir dvikovėje surinkęs, dvikovėje sumoje iškėlęs 141 kg. Taigi, štangos svoris 86 kg ir pirmam bandymui iškviestas anykštėnas Danielius Kononovas. Danielius Kononovas jau, kaip esame minėję rovimo veiksme, tai yra Anankos auklėtinis, svorio kategorija iki 67 kg. Jo stumimo rezultatas aukščiausias yra 90 kg. Tai yra patyręs treneris labai ir mylintis savo darbą. Man džiugu, kaip visą laiką ir pabendrauti su treneriu Ananka, o šiuo metu ant pakylos taip Kononovas.
labai nesunkiai. Šaunuolis. Taip. Kononovas. 86 kilogramai. Irgi tikėtina, kad jeigu ir nepasieks asmeninio savo rezultato, tai jau bent arti to bus, tai tikrai, bent jau turėtų būti. Taip, svoris tas pats, 86. Svorio kategorija taip pat 67 kilogramai. Matas Virkovas, Klaipėda. Matas Virkovas, Regimanto Norvilo auklėtinis. Klaipėdos Žemynos gimnazijos moksleivis. Ajajai, štanga byra. Taip, gana gražus stūmimas. Štangą turėtų sutaisyti, prižiūrėti. Čia kažkas tai atsisuko, tai smulkus techniniai nesklandumai, taip pat asistentės merginos, kurios uždeda štangą, sutvarkys ir viskas bus gerai. Taip, štangos svoris 87 kilogramai. Matas, ne 87, visgi Virkovas Matas pasididina iki 88 kilogramų. Nežiūrint to, kad tik tai 2 kilogramais pasididino, jis ir kviečiamas. Tai yra, jis jau pagerino šiandien savo asmeninį pasiekimą 1 kilogramu. Dabar bandys dar daugiau. Tai sportininkas tiek krovimo pagerinęs yra jau, tiek stūmimo pagerinęs. Tai yra, jeigu ir netampa sportininkas kažkokiu tai, sakykime, prizininku ar čempionu, bet gerina savo asmeninius rezultatus, tai ir matom ir atsakingą požiūrį į sportą ir smagu visą laiką, kai sekasi. Bet kai kurie treneriai ir sportininkai sekasi tada, kada tu dirbi, be darbo nieko nesigauna ir niekas neišeis. Čia, kad tokius svorius kelti, tikrai reikia daug išlieti prakaito, daug valandų praleisti salėje ir tai nėra taip lengva ir nežiūrint to, kad atrodo lyg tai rezultatai kaip ir ne per didžiausi, bet vėlgi tiems pesimistams, kurie galvoja, kad čia taip jau lengva, nueikit, pabandykit į salę ir galėsit įsitikinti, kad nuo žemės atkelti 88 kilogramus yra tikrai sunku. Kokie dabar bandys į viršų iškelti Matas Virkovas, klaipėdietis, Regimanto Norvilo auklėtinis. Tai jo asmeninis rekordas bus. Taip, palaikom visi. Taip, labai gražiai, labai nesunkiai. Drąsiai, Matai, tik tai drąsiai. Nagi, labai gražiai. Sakiau, jis labai puikiai nuo krūtinės stumia. Labai puikiai. Šaunuolis, patenkintas sportininkas, patenkintas treneris. Tai asmeniniai rezultatai pasiekti. Labai smagu. Ir taipgi Matas Virkovas dvikovės sumoje iškėlė 162 kilogramus, pagerinęs savo tiek krovimo pasiekimą, tiek stūmimo. O štanga sunkėja iki 90 kilogramų. Ir šis svorių sakęs yra Telšiškis, ne Telšiškis, Telšių rajono sportininkas iš Degaičių, Linas Raudys. Linas Raudys mokosi Telšių Džiugo gimnazijoje, mėgsta tinklinį dar be sunkiosios, bet žiūrėkit, kaip tvirtai, motyvuotas, labai turi būti geras. Teisingai, visos 3 švieselės baltos. Net teisėjams nekyla jokio minties, kad neužskaityti. Šaunu. Linas Raudys, sėkmingas jo bandymas. 91
prie 91 kg kviečiamas Anykštėnas Danielius Kononovas. Danielius Kononovas, trenerio Anankos auklėtinis. Anykščiai. Na, rovimo veiksmas Danieliui nebuvo sėkmingas. 70 kg nepavyko, tačiau padidino dar 2 kg. Sėkmingas buvo bandymas. Taip, rovimo veiksmą baigė su 72 kg. Sėkmingam pirma dalis. Ajajai, ne, taip, neištiestos rankos, jeigu ir sportininkas būtų kovojęs ir iškėlęs. Pasižiūrėkit, pakartojimą labai gerai matosi tiek iš šono, tiek matysit ir iš priekio. Na, sakykime, kažkaip pabijojo, taip labai neryžtingai. Reikėtų štangą silpnų ir abejojančių nemėgsta. Turi aiškiai ir be kompromisiai turi elgtis. Kitaip nebus. Taip, su manim grįžta mano kolega Romaldas Dunauskas. Ir, taip, ir dviese mes jums pabandysim toliau padėti susigaudyti. Taip, Romai, štangos svoris 91 kg, išvestas Danielius Kononovas. Jo, mano mėgstamas sportininkas, jaunas, gabus, aš taip tikėjausi, dėja rovimas jam nepasisekė, labai nepasisekė, ir dabar žiūrėti visgi ir stumimas, matau, kad ne į gerąją pusę, nes 91 kg jam nepakluso, dabar jis bandys antrą kartą įveikti šį svorį. Taigi iškviestas Danielius Kononovas, o sekančiam svoriui ruošiasi Linas Raudys. Raudys Linas iš Telšių. Aš jau rovimo veiksmai sakiau, kad Kononovas yra trenerio Anankos auklėtinis. Na, jis labai neryžtingai, ant krūtinės viskas gerai pirma dalis, bet nuo krūtinės jis taip kažkaip abejojant. Taip, nesunkiai atsistoja ir, na, tvirtai, visų kūnų. Nefiksuoja. Kaip ir į viršų išmeta, bet paprasčiausiai neįjungia apie alkūnėse, jungimo nėra. Jis man tokio apsnūdusio truputį. Taip, šiek tiek. Va tas toksai, na, mes nežinom sportininko savijautos. Nepamirškim vėlgi, kad tas pats... Apie ką ir kalbu, kai jeigu savijauta jo yra nekokia, tai... Mes negalim pasakyti, kaip sportininkas miegojo, ar jis labai yra, kad sportininkas gal pergyveno labai. Na, daug visokių niuansų, kurių mes negalim pasakyti ir niekas negali pasakyti, net sportininkas kartais pats negali pasakyti. Tai be abejo, viskas aišku, kad jis pergyvena, bet... Taip. Aha, Aristėjas Arbačiauskas sumažino savo pradinį keliamą svorį. Buvo užrašęs 100 kg. 100 kg. Svorio kategorija iki 67. Stumimas yra 100, yra tik pradinė norma ir yra 135 kg. Na, čia visiems dalyvaujantiems sportininkams yra tolokai iki šito. Ir taip, pirmas priėjimas Aristėjas Arbačiauskas. Taip. Ir Arbačiauskui teks pakovoti. Pirma tokia staigmena pateikti, kai visuomet iš Arbačiausko laukdavom
tokio ryžtingo kovos. Jis iškėlė šį svorį, bet be abejo turi dar 2 įskaitinius bandymus, o jo, tarp kitko, jo artimiausias, kur mes priešininkas alytiškis Čeponis 5 kilogramais daugiau, nors ir Čeponis ir Rovime yra pasiekęs kur kas aukštesnį. Vieną kilogramą. 1 kilogramą. Taip, tik vieną. Ne vieną, atsiprašau, Arbačiauskas 5, Arbačiauskas jau pasidavė, ko gero, 86 yra rovimo veiksmai iškėlęs, o Čeponis 89. Taip, pirmas bandymas svorio kategorijoje iki 73, Ausėjus Domantas, Klaipėda. Sėkmingas. Susidarė, kad Arbačiauskas iškėlė baltą vėliavą prieš Čeponį. Taip. Bet, dar neaišku kaip su antra vieta, nes Linas Raudys nusiteikęs karingai yra. Jam visi 3 sėkmingi bandymai, visus 3 sėkmingus bandymus rovimo veiksme išnaudojęs yra ir viskas yra gerai su Degaičiu sportininku. O jisai labai motyvuotas, pasižiūrėk, man labai patinka, jisai toks nusiteikęs ir griežtai, ir bent jau matosi. Aš nelabai tikėčiau, kad jis... Kas gali? Bet, aišku, visko galima. 90. Sėkmingai. Taip. Aišku, jis kol kas pralaimi 11 kilogramų Aristėjui Arbačiauskui. Dabar jau, bet Arbačiauskas paprašė 100 kilogramų. Ką ir buvo užsisakęs pradinėme etape. Pradžioje jis užsisakė 100 kilogramų. Persigalvojo, sumažino svorį. Dabar vėl grįžta prie 100 kilogramų. Taip, ir varžybas pradeda paskutinis sportininkas svorio kategoriją iki 67 kilogramų, tai Anicetas Čeponis. Tas, kuris iškėlė rovimo Alytus. Didžiausią. Taip, pakol kas jis pirmauja. Jis pirmauja, aiškiai pirmauja. Ryškus lyderis. Tai jam šiuo metu atrodo tik užtenka tą 100 kilogramų iškelti ir jaustis jau... Taip, Tados Statkevičiaus auklėtinis. Ant pakylos šiame sraute matom abu, ir trenerį, ir sportininką. Tik treneris aukštesnėje kategorijoje. Taip. Labai nesunkiai pusiau aukštą stovėseną. Labai ir nuo krūtinės labai gražiai. Puikiai. Sėkmingas Aniceto bandymas. Ir kaip ir tam lieka dar 2 jaunas. Aš manau, kad abejoju jau, ar Aristėjui pavyks įveikti. Bet Aristėjas yra 4 metais jaunesnis. Tai nesvarbu, bet tai jam ateityje. Arbačiauskas ateityje galės dar, neaišku kaip jį rodyti, bet galės pasivaržyti. Taip, Aristėjas Arbačiauskas. Kaip nepasisekė Arbačiauskui 89 kilogramus įveikti rovimo veiksme, tai manau, kad Aristėjas jau negalvoja, ko gero, apie pirmąją vietą. Nors ir ant krūtinės nesunkiai. Pirštų stojasi. Nuo krūtinės. Ne. Bet Čeponio lengvesnis buvo pagal tai, kad matėm. Lengviau. Man nepatiko jo ėmimas ant krūtinės. Jisai nunešė į priekį toks jo. Neturi kaip kojas išnaudos. Dabar trečias priėjimas. Čia dabar Ausėjus. Svorio kategorija iki 73. 3 kilogramai, o tada jau įsijungs ir... Domantas Ausėjus, Klaipėda.
Dabar mes Žygimantas Stanulis ilgai treneris. Lauksim, kokį paprašys Arbačiauskas, kokį svorį. Nes, Į 103 užsakęs. Raudys net nebando. Ne, Raudžiui neverta. Jis jau trečią vietą jis jau užsitikrinęs. Ir nereikia jam niekur plaukti. Na, Ausėjas yra jauniausias sportininkas svorio kategorijai iki 73 kg, gimęs 2009 metais, na, geriausiu atveju jam 15 metų, geriausiu atveju. Tai dar po kiekviename veiksme dar gali pridėti bent po 50 kg ir tu tikrai tapsi vienu geriausiu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje jau galėsi. Čia mes dabar ką matome, Telšietį Liną Raudį, jo trečiasis bandymas, 100. Taip, labai. Pastumimas pasigeras turėtų. Ajajai. Bet sportininkas, aišku, jis jau, aišku, pasidavė todėl, kad jis jau žino. Treneris nufilmavo ir rodo jo klaidas, ką jisai blogai padarė. Šiek tiek jisai klaidų padarė ir krūtinės keldamas. Ir dabar štanga smuktelėjo šiek tiek, kaip jisai tupė smuktelėjo žemyn ir viskas. Ir tu čia nieko nepadarysi. Taip būna. Čia jau taip pasitaiko varžybose. Štangos svoris 104 kg, Arbačiauskas, Aristėjas. Bet Aristėjas jau nebekovojo dėl pirmos vietos. Nors jeigu jam pavyks įveikti šitą svorį, o jau pala, 4 kg pridėkim, jisai pavys Čeponį. Bet Čeponis... Viskas. Jeigu jam būtų pavykę, jis būtų surinkęs dvikovės sumoje 190 kg, kai tuo tarpu Čeponis, aišku, dar turi 2 priėjimus. Tai ir jeigu Čeponio būtų nesėkmingi bandymai, Arbačiauskas Aristėjas turėjo teorinę galimybę iškovoti pirmąją vietą. Tikrai, pakol kas. Štangos svoris 105 kg ir Anicetas Aristėjas. Anicetas Čeponis, Alytaus. Yra vienas dalyvis. Tadas Statkevičiaus. Tai yra... Jau jis yra iškovojęs. Klaipėdietis Virkorovas, kuris visus 6 išnaudojo. Ir dabar yra tokia galimybė lygiai tą patį padaryti Čeponiui. Taip. Čeponis išnaudoja visus 6, visus 6 bandymus išnaudojasi Virkovas Matas, klaipėdietis. Bet dar ne vakaras ir Anicetas Čeponis dar gali. Jis dar turi 2 priėjimus. Taip. Ir kas svarbiausia, kad jo priėjimai tokie, kurie buvo užtikrinti, tie priėjimai, kurie nekėlė jokių abejonių, kad jis... Na, labai gražiai. 100 kg tikrai buvo labai nesunkus. Ir dabar, taip, buvo jo lengvi tokie, kaip nelengvi, bet tokie... Labai gražiai, irgi nesunkiai. Turėtų būti... Jeigu jis neužsakys dabar kokio 110... O kodėl ne? Jisai 107 yra stūmęs jau. 107 stūmės yra... Jis susitikrino jau nugalėtojo vardą. Jau jisai yra, taip, jau viskas. Čempionas svorio kategorijoje iki 67 kg, aišku. Nes jis yra čempionas. Taip, bet jis jau ir prieš tai buvo čempionas, kadangi Aristėjui Arbačiauskui nepasisekė.
Matai, sportininkai kartais bijo rizikuoti, kadangi bijo, kad reikės varyti. Taip, štangos svoris 106 kg, svorio kategorijos sportininkas iki 73 kg. Hubertas Šumnauskas, Panevėžys. Trenerius Sužiedėlio auklėtinis. Šimtas šeši, jo asmeninis, jisai pradėjo nuo savo asmeninio rekordo. Jo, reiškia, sportininkas pasitikė savo jėgom ir žino, kad gali daugiau. Ir koks ryžtingas, kaip laidamas, pasakė, aš iškelsiu daugiau. Čia šiek tarpinė stotelė. Šumnauskas vienas jauniausių, 2 sportininkai svorio kategorijai 70 yra gimę 2007. Taip? Na, Šumnauskas jau yra ir savo asmeninį pagerinęs rovimo veiksme net 3 kg. Buvo 89, o rovime veiksmų jis iškėlė 92. Tai jau 3 kg pridėjo rovimo veiksme ir jeigu jam pavyks 110, tai dar 4 pridės. O dabar ant pakilos matot Mušinską Luką, Vilnius, trenerio Janulio auklėtinis. Gimęs 2007 metais. Opapa! Ajajaj, klaida. Gaila. Ant savęs užsimetė, pažiūrėkim. Atšoko ir trupučiuką atsidengė sportininkas, padarė grinai techninę klaidą. Bijojo, kad štangą atgal nuvers jį. Tai taip ir buvo. Jisai... Nes, kiek atsimenu, jo buvo tokia techninė klaida, kad visą laiką Mušauskas traukdo į priekį. Ir net yra nuotraukų padaryta, kur jis pasiema ant krūtinės atsiklaupęs. Taip, Hubertas Šumnauskas, Panevėžys. Asmeninis rekordas. Jo 106, čia 110. Taip, labai neteisingai, tiksliai. Šiek tiek bijojo sportininkas gali, bet Zuikis. Reikia Zuikį už ausų tempti lauk. Šiek tiek pabijojo. Negerai. Taip. 110. O tiek nedaug tai reikėjo, tik tais ryžtingai. Taip čia atrodo. Taip atrodo mums. Lukas Mušinskas, Vilnius. Tai vat, Lukai, nedaryk klaidų. Taip, pirmas buvo nesėkmingas. Jaudinasis. O taip, viskas gerai. Nagi čia ne tas svoris, kur čia reikėtų labai įlysti. Taip. Bet tik įlindo, dar neišmetė. Centrinis ir neužskaitė. Taip. Įlysti lindo. Žiūrim, reikia pasižiūrėti pakartojimą atidžiai. Nematysim. Gal pečiuose, gal. Jeigu teisėjas matė ir... O dabar žiūrime. Taip. Dabar matysis. Taip. Ką jis čia padarė ne taip. Kairė ranka, kaip pasakant, sugrojo šiek tiek. Sugrojo šiek tiek su... Vibrato, kaip sako. Taip, bet teisėjai šoniniai čia labai sunku matyti teisėjai. Taip, štangos svoris 110 kg. Anicetas Čeponis, jau čempionas svorio kategorijai iki 67, paskutinis sportininkas. Anicetui linkim iškelti, būtų asmeninis. Stok. Taip. Į viršų jis stumė. Gražiai stumė, labai gražiai. Taip. Ir
Sėkmingas bandymas. Nu ką, asmenis, reikia pasveikinti Anicetą su pirma vieta ir su asmeniniais pasiekimais. Ir Anicetas 2 kg pridėjo rovimo veiksme ir 3 stumime, tai pridėjo viso 5 kg. O dabar lauksim jo trenerio pasirodymą. Taip, dabar lauksim jo trenerio. Jo treneris, ką pasakys jo treneris? Ką pasakys jo treneris? Taip. Čeponis visus 6 išnaudojo, Statkevičius išnaudojo visus rovime. Ir dabar jam reikia visus stumime ir bus abudu lygus su savo auklėtiniu. Taip, Štango. Šumnauskas, Hubertas, Panevėžys. Nu, stipriai. Laikyk. Šaunuolis. Turi būti gerai. Taip. Šaunuolis Hubertas. Labai šaunuolis. Hubertas šaunuolis. 106 buvo prieš tai geriausias rezultatas. Dabar stumimo veiksmė 110. Pagerino 4 kg savo asmeninį rekordą. Labai gražu. Asmeninis pagerintas tiek rovime, tiek stumime pagerintas Hubertas Šumnauską ir baigė varžybas sumoje iškėlęs 202 kg. Jį sutiks su Dūdų Reikia paskambinti kai kam, kad sutiktų. Reikia gimnazijai paskambinti, kad... Šaunuolis. Pasidžiaugim už sportininką, kad taip pasisekė. Šaunuolis. Nu, čia nepasisekė, čia jisai padarė tai, kas priklauso. Padarė tą, ko jis siekė. Gal jis ir siekė ir daugiau, bet bent nenuvylė pats save. Ne, viskas gerai. Štangos svoris 112 kg. Pirmas bandymas klaipėdiečio Oskaro Keraičio. Oskaras Keraitis, Algimanto Trajanausko ir Vinco Šlibinskio auklėtinis. Taip. 103 ir 122 asmeninis. Pabandė pakartoti rovime. Deja, rovime nelabai sėkmingai sekėsi Oskarui. O stumime, 10 kg mažiau negu jo asmeninis rezultatas. Taip, ir sportininkai, kurie svėrė iki 67 kg, varžybas baigė. Čempionu tapo Anicetas Čeponis, 199 kg. Aristėjas Arbačiauskas 186 dvikovė suma ir Linas Raudys 170 kg dvikovė suma. Toliau seka Danielius Kononovas, Matas Virkovas, Eivydas Grigulius ir Vilius Razmas. Taip, liko sportininkai pakilos sveriantys ir toje kategorijoje, kur iki 73 kg. Ir štango sunkėja ne tik sportininkai, 115 kg. Šitą svorį užsakė Lukas Mušinskas. Trenerio Mindaugo Janulio auklėtinis. Jo geriausias pasiėjimas Lietuvos atskirų veiksme. 3 vieta praeitais metais. Ir šiais metais jau jis yra iškovojęs 3 vietą. Sportuoja Lukas tik tai 2 metus. Pradėjo sportuoti, kada svėrė tik tai 61 kg. Tai taip net perėjęs į kitą kategoriją yra sunkesnė. Štangos svoris 115 kg. Taip. Taip. Nesėkmingas. Užspaudė, taip. Jis pajuto, kad ne, sportininkas, taip. jau galva, gali prarasti sapną. Jis
Ne, tai taip yra, sportininkas keldamas ant krūtinės ir užsimetė per... Tai labai užspaudžia jau. Va, iškart pasitaisė ir iškart ant krūtinės matosi. Ir viskas, taip. Labai gerai. Taip, treneris Aniceto Čeponio, Tadas Statkevičius, Alytus. Jis negali, dabar jis turi parodyti pavyzdį savo auklėtiniui. Tadas Statkevičius, 104. Na, Tadas jisai yra rovime veiksme kėlęs 147 kg, bet svorio kategorija 77 kg. Viskas labai paprasta. Sėkmingas. Sėkmingas bandymas. Pažiūrėk, ką kaip jau minėjau, 147 kg stūmimo veiksme tai yra sunkesnėje kategorijoje iki 77 kg. 2007 metais Tado pasiektas rezultatas yra gana senokai, bet jisai ir treneris, ir kaip pasakyti, smagu, kai su treneriu auklėtinis dalyvauja. Taip, abudu nueina kartais, abudu pasitreniruoja vienu metu, tas padaro, jie apie klaidas pakalba. Aš manau, kad ir naudinga yra, kai treneris. Ir auklėtinis gali pasakyti treneriui, kuris mato, gali matyti pas savo trenerį vieną kitą klaidelę. Treniruočių metu. Taip. Oskaras Keraitis. Jau. Sidabras garantuotas. Taip, Oskaro Keraičio 122 kg asmeninis pasiekimas stūmimo veiksme. Matai, kaip viskas teisingai įsidėsto, svorio kategorijoje 73, 2 klaipėdiečiai atsistos ant garbės fakelo. Oskaras Keraitis trečių bandymų sakė 120 kg, 120. Ir bereikėjo tik tais pritempti iki to trečios vietos Ausėjų Domantą ir būtų viskas tvarkoja. Tai būtų 3. Bet teks palaukti. Taip, na, bet Domantas Austėjus yra pats jauniausias iš šitos kategorijos. Pavyzdžiui, kai tuo tarpu Vincentas Skirka gimęs 1997 metais, o Domantas Austėjus 2009, tai skirtumas gana didelis. Ir per tokį laiką ir baigė sportuoti žmonės. Kai kas. Taip. Taip, dar varžybų nebaigė yra 3 sportininkai. Tai Tadas Statkevičius, kurį matėm tam pakylos, šiuo metu esantis antroje vietoje. Ir jis turi dar 2 prieimus. Šitas ir dar vienas kokia. Taip, labai nesunkiai. Sėkmingas turėtų. Taip. Šaunu. Tai 121 ir pakol kas Tadas Statkevičius šoka į pirmąją vietą. Taip, bet perspektyvai... Oskaras Keraitis ne viską pasakęs yra. Dabar yra Tadas Statkevičius dvikovę sumoje iškėlęs 218 kg, kai tuo tarpu Oskaras Keraitis 217, bet 5 jisai ruošiasi pridėti dar tą patį svorį įstumti kaip ir Tadas Statkevičius, 122 kg, bet Tadas tikrai pridės dar. Mes pirmą turim Keraičio pažiūrėti. Tuoj pasižiūrėsim. O nesėkmės atveju, tai tada jau viskas gali pasikeisti.
Taip. Iš karto. Beveik. Na, kas būtų, jeigu būtų žiūrim? Oskaras Keraitis, Klaipėda. Oskaras Keraitis, Algimanto Trainausko ir Vinco Šlevinskio auklėtinis. 122 jo geriausias, tai jis pakartos savo asmeninį, jeigu jam pavyks. Savo sienas. Labai gerai, gerai. O taip, pakartoja savo asmenį. Šaunuolis Oskaras. Šaunuolis ir įsiveržė į pirmą vietą. Tiesa, varžybų nėra pradėjęs dar Vincentas Kirka. Bet ir ką pasakys, ne, Tadas Statkevičius viskas pasidavė. Tadas Statkevičius pasidavė ir Tadas Statkevičius taip. 126 reikia. Taip, keičia. Jis nieko nepraranda. Jis nieko nepraras. Trečia vieta jau yra garantuota. O kodėlgi nepakovojus dėl sidabro? Ir dar neaišku, ten visi kitos smulkmenos, kurių mes negalim kalbėti. Nieko nesakyk. Geriau nieko nesakyti. Taip, Tadas Statkevičius. Jis neturėtų bijoti šitą svorį, tuo labiau, nors ir senokai, bet yra stumęs 147 kg, nors ir sunkesnėje kategorijoje, tai yra jau nebe tas žmogus, kuris turėtų bijoti. Aišku, Tadas vyriausias amžiumi yra sportininkas, gimęs 1984 metais. Tai tarp visų šių sportininkų jis yra vyriausias, bet turintis vyriausias, jisai turi ir patyrimą didelį, ir milžinišką, ir stūmės 147, 21 kg daugiau. Na va taip. Laukiam, taip. Taip, sidabras. Jie paprasčiausiai, čia kaip pasakyti, išprūdo iš rankų. Taigi, šiek tiek. Na, ką padarysi. Sportas gal to ir žavi, kad nėra tiksliai nuspėjama. Jeigu būtų taip, kad gali tiksliai nuspėti, tai... Ir taip Oskaras Keraitis antroje vietoje. Sidabro medalis, bet Vincentas Kirka turi pirmiausiai šitos svorius susidoroti. Aišku, Vincentas Kirka yra jau stūmė 150, o kažkada. O stūmimo rekordas šioje svorio kategorijoje priklauso Žilvinui Žilinskui, klaipėdiečiui. Pasiektas 2021 metai Uzbekistane, Taškente. Tai čia gali būti visako. Taip, sėkmingas. O kodėl nepabandžius gali būti taip, kad... Jau mes turime dabar ilgą laiką reikės, jis jau čempioną užsitikrina, mes dabar galim pakalbėti apie svorio kategoriją 67 kg ir pasakyti, kaip pasibaigė tos rungtynės. Taigi, svorio kategorija iki 67 kg čempionu tapo Alytiškis
Čeponis Anicetas dvikovėje surinkęs 190 kg. 199. 199. Antrą vietą Marijampolietis Aristidas Arbačiauskas ir trečias buvo Telšietis Linas Raudys. 170 kg. O dabar mes laukiam aukštesnių rezultatų, gal bus ir kokių. Taip, bus pakartotas Žilvino Žilinsko rekordas 150 kg, sakė Vincentas Kirka. Jis jau sėkmingų pirmų bandymų tampa Lietuvos čempionų svorio kategorijoje 73 kg, bet jis nesustoja ir ko gero bandys Lietuvos rekordą. Dabar 150, tai bus tik tais Lietuvos rekordo pakartojimas, tai yra, kuris pasiektas 2021 metais Taškente, Uzbekistane ir priklauso šitas rekordas Žilvinui Žilinskui, klaipėdiečiui. Skirka taip pat atstovauja Klaipėdą, bet jau, kaip minėjau, jo pirmasis miestas yra Marijampolė. O jeigu Marijampolė, tai ko gero Alvydo Kirkliausko auklėtinis. Taip ir yra. Na, jau 150 rimtas. Ai, Stipriau. Deja. Na, bet jis turi dar vieną bandymą. Aš sakyčiau, jam reikėtų eiti 151. Ne 150 jam niekos neduos. Jisai yra jau stūmęs 150. Taip ir bus. Nu, reikia bandyti, rizikuoti. 150 tai yra Lietuvos rekordas ir priklauso būtent Žilvinui Žilinskui, Klaipėda, 150, o dvikovės suma 280 yra pradinis normatyvas, niekas nėra tokio svorio dar dvikovės sumoje iškėlęs. Taigi liko tik vienintelis sportininkas šiame sraute ir šioje svorio kategorijoje, tai yra Vincentas Kirka, Klaipėda. O pirmasis miestas, vėlgi, kaip jisai sakė, yra Marijampolė. O dabar Vincentos Kirkos treneriai tai yra visa puokštė. Algimantas Trajanauskas, Vincas Šlevinskis ir Žygimantas Tanulis. Na, visos pavardės labai garsios. Aišku, taip kaip ir pirmasis jo treneris Alvydas Kirkliauskas nieko nenusileidžia šiems sportininkams, irgi buvęs jo treneris, ko gero. Ir štangos svoris 153, net 3 kilogramais. Jeigu jam pavyks įveikti šitas, bus 3 kilogramai. Naujas Lietuvos rekordas. Kągi, stebim. 150 jau yra stūmęs. Jis nepataikė. Gaila. Na, bet tikėtina, kad Vincentui ateityje turėtų paklusti šitas svoris ir matysime naują rekordininką. Ir taip šiame sraute, kaip mano kolega sakė, 67 ir minėjo 67 kg kategorijoje visus minėjo čempioną ir prizininkus. O 70 iki 73 kg čempionui tapo Vincentas Kirka, Klaipėda. Antroje vietoje Oskaras Keraitis, trečioje vietoje liko vilnietis Lukas Mušinskas. Kągi, pertraukėlė ir susitiksim su sunkesniais sportininkais ant pakylos.